Pradžios knyga 6 skyrius. Kai žemėje žmonių pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterų, dangiškosios būtybės žiūrėjo jas, matė, kokios jos gražios ir ėmė iš jų savo žmonomis tas, kurios patiko. Tuomet Viešpats tarė: mano dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Tetrunka jų dienos 120 metų. Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai dangiškos būtybės susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų širdise linko visą laiką tik į piktą. Ir Viešpats gailėjosi sukūrė žmogų žemėje ir jam gėlė širdį. Viešpats tarė: nušluosiu nuo žemės paviršiaus žmonės, kuriuos sukūriau, žmonės draugė su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi juos padaręs. Bet Nojus rado malonę Dievo akise. Štai Nojaus palikuonis. Nojus buvo teisus vyras, savo kartoje be dėmės, nes ėjo su Dievu. Nojui gimė 3 sūnūs – Semas, Hamas ir Jafetas. Betgi Dievo akise žemė buvo pagedus ir pilna smurto. Dievas matė, kad žemė buvo pagedus, nes visi žmonės buvo sudarkę savo kelius žemėje. Tuomet Dievas tarė Nojui: nusprendžiau padaryti galą visiems mirtingiesiems, nes per juos žemė prisipildė smurto, štai sunaikinsiu juos draugė su žeme. Statykis laivą iš gofero medžių, padaryk laive pertvaras ir ablaistyk iš vidaus ir iš lauko derva. Šitokį jį padirbsi, laivo ilgis bus 300 uolekčių, plotis 50 uolekčių ir aukštis 30 uolekčių. Padaryk stoglangį ir užbaik laivą 1 uolektim virš jo. Įtaisyk laivo šone angą ir pastatyk laivą su žemutiniu, 2 ir 3 aukštu. Užliesiu tvano vandenimis žemę po dangumi sunaikinti visiems mirtingiesiems, turintiems gyvybės alsavimą. Visa, kas žemėje pražus. Bet su tavimi sudarysiu sandorą. Tu, tavo sūnūs, žmona ir sūnų žmonos įlipsite į laivą. O iš visų gyvūnų, visų gyvų būtybių įlaipinki laivą po 2. Patiną ir patelę, kad jie išliktų gyvi draugė su tavimi. Iš paukščių pagal jų rūšį, gyvulių pagal jų rūšį, visų žemės roplių pagal jų rūšį, iš visų po 2 įlips su tavimi, kad išliktų gyvi. Taip pat apsirūpink įvairių maistu, tinkamų valgyti ir pasikrauk, kad būtų maisto atsargų tau ir jiems. Nojus tai padarė, kaip Dievas buvo jam įsakęs, taip jis ir padarė.